Ar žinojai, kad daugiau nei 80% žmonių nemoka kvėpuoti? Taip, mes visi kvėpuojame, bet darom tai taip nenuosekliai, kad kūnas nesupranta, nors tarsi nieko blogo ir nevyksta. Kvėpavimas yra tavo nervų sistemos pultas. Vienas gilesnis įkvėpimas gali per kelias sekundės nuraminti širdies ritmą. Kai kvėpuoji paviršutiniškai, kūnas galvoja, kad esi streso būsenoje. Sąmoningas kvėpavimas deguonimi maitina smegenis labiau nei kava. Nes jei kvėpuoji negiliai, kūnas visą dieną laukia pavojaus. O kai kvėpuoji sąmoningai, jis pagaliau gauna žinutę: aš esu saugus. Ir tada pradeda veikti. Virškinimas, miegas, kūryba, net libido. Pavyzdžiui, kai plauni indus, daryk kvėpavimo praktiką. Įkvėp per nosį, iškvėp lėtai per burną. Tarsi pūstum žvakę. Kai sėdi prie kompiuterio, kas valandą įsijunk oro pertrauką. O prieš miegą padaryk 5 lėtus kvėpavimus į pilvą. Tavo kūnas tikrai pagalvos, kad tu atostogauji. Kvėpavimas tai nemokamas antistresas, prieinamas visą parą. O tu, kada paskutinį kartą iš tikrųjų įkvėpei gyvenimo, o ne tik oro?